Sveiki. 4 paras praleidę pajūryje, mes palikome savo stovyklavietę ir išvažiavome į Liepoją. Ir štai mes jau Liepojoje. Liepoja yra 3. pagal dydį Latvijos miestas, čia gyvena 78 000 žmonių. Liepoją esame pravažiavę daugelį kartų, bet niekada čia nebuvome sustoję ir nieko nelankėme. Todėl šį kartą važiuodami link Lietuvos nutarėme sustoti ir aplankyti bent porą objektų. Pirmiausiai norėjome nuvažiuoti prie Švyturio, bet gatvės buvo remontuojamos, siauros, uždarytos kai kurios, todėl su nameliu nerizikavome važiuoti. Bet galiu pasakyti, kad tai buvo senas miesto rajonas ir jis buvo beveik visiškai nerenovuotas. Todėl paliko labai slogų įspūdį. Na, bet manau, kad jie pasitemps, nes Liepoja išrinkta 2027 metų Europos kultūros sostinė. Laiko liko nedaug, bet manau, kad kažką pakeisti dar galima. Jo, ir senamiestis įtariu, kad gražus labai galėjo būti. Na, o mes pakeitėme kryptį ir pasukome link Šiaurinio molo. Važiuodami link Šiaurinio molo privažiavome Oskaro Kalpakos vardu pavadintą tiltą. Šis tiltas unikalus tuo, kad jis yra pasukamas, kuomet reikia praleisti laivus plaukiančius į jūrą arba iš jūros. Ir mums privažiavus tiltas buvo atvertas, kadangi į jūrą plaukė vienas laivas. Šis tiltas buvo pastatytas ir atidarytas 1906 metais, bet per Pirmą pasaulinį karą ir per Antrą pasaulinį karą buvo apgadintas ir susprogdintas, todėl buvo atstatinėjimas 2 ar 3 kartus. Mums ilgai laukti nereikėjo, nes tiltas neužilgo grįžo į normalią padėtį ir mes važiavome į Karostos pusę. Kas ta Karosta, aš papasakosiu vėliau. Atvykę prie Šiaurinio molo, mes savo transportą palikome aikštelėje ir žygiavome link molo. Taip matosi, jo yra. Žygiuojam į Liepojo Šiaurinį molą apžiūrėti. Jis atrodo taip. Bet čia lietuvių, tai kas antra mašina lietuvių. Jo, jų tarp ir mes. Šis ilgiausias Latvijoje šiaurinis molas pastatytas dar XIX amžiaus pabaigoje, kaip labai svarbi Liepojos jūrų tvirtovės ir karinio uosto dalis. Šio molo ilgis 1 km 800 metrų, o plotis 7,35 metrų. Šį molą labai mėgsta žvejai mėgėjai, o taip pat, kai būna šilti vasaros vakarai ir geras oras, ateina žmonės palydėti saulės. Bet žmonės renkasi ir tada, kai pučia šiaurės vakarų stiprūs vėjai ir bangos daužosi į akmeninį molą. Galima eiti ir toliau, bet ten nieko kažko įdomaus nėra. Ten yra vartai išplaukimų. Vartai, toliau yra dar vieni ir tretieji vartai išplaukti. Tipė. Geras. Einam namo. Žygiuojam. Apžiūrėję Šiaurinį molą mes atvykome prie šalia esančio kito objekto. 3. artilerijos bastionas. Skaitosi. Tikrai taip? Taip. Ką, bijo grįžti? Laikas geras. Biškai bėgu. Pirmas kartas išuolės.
Taip, čia yra Liepojos tvirtovės baterija numeris 3. Šie du objektai ir šiaurinis molas ir 3 artilerijos bastionas pastatyti Karostoje. Karosta tai Liepojos miesto rajonas šiaurės Liepojoje, pastatytas XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje Rusijos caro Aleksandro III įsakymu. Tada Liepojoje buvo iškastas Karostos uostas ir pastatyta keletas artilerijos baterijų. Ir viena iš jų šita 3 baterija, kuri saugojo uostą nuo šiaurės vakarų pusės. Paskui pasakysiu. Dabar ši 3 artilerijos baterija išlikusi tik dalinai, didesnė jos dalis yra išgriuvusi, paplauta bangų ir stiprių jūros srovių. Bet šis objektas yra labai įdomus ir yra gausiai lankomas turistų. Čia pabūklai stovėjo, štai čia. Iš visko Latvijoje buvo sovietinė armija, Karosta buvo uždaras miesto rajonas, į kurį galėdavo patekti tik specialius leidimus turintys kariškiai. Ir šis miesto rajonas gausiai tapo lankomas tik tada, kai 2009 m. rugpjūtį buvo atvertas Oskaro Kalpakos tiltas. Ir tik nuo tada buvo įmanoma iki čia privažiuoti automobiliu. Čia griuvėsiai visur. O čia nevermėsi, nelip, žinai. Šiandien, kodėl aš čia turiu lipti? Tai va, apžiūrėjom artilerijos bastionus, einam dabar, važiuosim kitur. Taigi mes jau paliekame Liepoją, o kur mes važiuosime toliau, pamatysite kitose serijose. Ačiū ir iki.